Kaip ir pagrindinė Vilniaus kalėdų eglė kasmet nušvinta naujomis spalvomis ir šviesomis, taip ir ateinantys naujieji metai kviečia atsisveikinti su neišsipildžiusiais lūkesčiais, svajonėmis, neįgyvendintais tikslais. Įkandint senų pažadų veja nauji. Koks jūsų naujų metų pažadas savo? Kad laiku nueiti miegoti ir laiku atsikelti ir gyva būtų. Viskas, neturiu daugiau pažadų savo. Kraustausi į naują būstą naujame mieste. Tikiuosi, ten bus geriau. Gyvenu Izraelyje. Viliuosi, kad Hamas laikomi įkaitai grįš namo. Būti kiekvieną dieną geresnė, kažką naujo išmokti, daugiau knygų skaityti, daugiau dalyvauti renginių įvairių ir tobulinti save. Mano naujųjų metų pažadas – Liepą tikiuosi vesti savo merginą. Kol vieni dalyjasi tuo, ką pasižadėjo, kiti susimąsto. Naujų tikslų kol kas neturi. Oi, apie tai dar net negalvoju iš tikro. Kai kurie sako, tokiais naujametiniais pažadais netiki. Tie sausio mėnesio didieji pažadai dažniausiai sausio pabaigoje ir baigėsi. Tai šiaip, ką tikrai noriu padaryti, tai imu ir darau, nelaukiu kažkokių datų. Kodėl artėjant naujiems metams savo ką nors pasižadame? Tarsi mes pradedame metus nuo naujo lapo. Tas švarus kalendorinis lapas perša mintį, kad galbūt kaip ir bet ką pradedam nuo kažkokio tikslo. O tikslai įvairūs, liūto dalis neretai tenka pažadui pradėti sportuoti ir sveikiau maitintis. Ta pastebi ir vaistininkai, esą pirmomis sausio savaitėmis padaugėjo norinčių sulieknėti. Gyventojai tam įsigyja įvairių preparatų. Piliulės, milteliai, šotukai, visko yra, kiekvienam pagal poreikius. Ir kas kaip nori, ir kas kokio kurso nori. Tačiau maisto papildai tik pagalbinė priemonė atsikratyti nereikalingų kilogramų, sako vaistininkė. Svarbiausia – mityba ir sportas. Reikėtų pradėti pirmiausia nuo mankštų, ilgesnių pasivaikščiojimų grynam ore, o tada jau pereiti prie intensyvesnių. Viskas daroma palaipsniui. Lygiai taip pat papildai. Jeigu juos vartojama, tai jau reikia laikytis ir subalansuotos mitybos. Neatsiejama sveikos gyvensenos dalis – žalingų įpročių atsisakymas, pavyzdžiui, rūkymo, o priemonių tam apstu. Purškalas yra tabletės geriamos kursai, čia yra gumos, 2 gamintojų, čia yra pleistrai. Šios priemonės mažina nikotino potraukį, lengvina abstinencijos simptomus, sako vaistininkė. Norintiems mesti rūkyti, svarbiausia ugdyti valią, kurios dažnai rūkaliams trūksta. Kiti tiesiog pradeda ir neišsilaiko, meta viską ir paskui nusivilia savim. Reikia tiesiog irgi, tai yra mažinti stresą. Lygiai taip pat pasižiūrėti galbūt tada, kada norisi rūkyti, gal užkandžius kokius nors pasirinkti. O svarbiausia viską daryti mažais žingsneliais, sako vaistininkė. Ne tik mesti rūkyti reikia pamažu, tai galioja įgyvendinant ir kitus tikslus, teigia psichologas. Esą dažnai žmonės prisižada nerealių tikslų. Ta euforija, kaip minėjau, tokia emocinė nuotaika, ji išjungia logiką ir mes tiesiog prarandam saiką, sakyčiau taip, ir ten prirašom tų planų, o kas čia tokio. Todėl psichologas pataria kelti savo realistiškus tikslus, kad nepavykus jų pasiekti, nereikėtų nusivilti. Kam save liūdinti, geriau ramiai pagalvoti, išsirinkti konkretų tikslą, pamatuoti žingsniais ir pradėti nuo kažkokio kuklaus dalyko. Jeigu norim uždirbti milijoną, tai palinkėkim tiesiog didesnės savo algos ar pradėti savo verslą, bet ne taip utopiškai, ta prasme, kad kažkokie mega planai. Psichologas pataria nepamiršti, kad naujieji metai nėra vien pažadai ir tikslai savo. Palinkėkime savo tiesiog žvelgti į gyvenimą, suprasti, ką jis mums siūlo ir priimti jo dovanas. Nesiklausyti į savo artimųjų, galbūt poreikius, į pasaulio poreikius ir juos atliepiant mes ir būsim laimingi. Nes žmogus yra žmonėms, jis nėra savo. Reporterė Liudmila Petrakova, Vilnius.